Ekskomisaro biuras yra didžiausia saugos tarnyba Lietuvoje ir pirmoji saugos tarnyba Lietuvoje. Mes dirbame visoje Lietuvoje, bet savo greitojo reagavimo ekipažus turime 30 Lietuvos miestų. Mūsų įmonėje darbuojasi daugiau negu 1800 apsaugos darbuotojų ir teikiame visų įmanomų tipų saugos paslaugas. Tai tiek greitojo reagavimo ekipažui, tiek elektroninė sauga, tiek fizinė sauga, renginių sauga, tiek ir techninis aptarnavimas bei priežiūra objektų jau įrengtų. Vienas iš paskutinių mūsų turbūt projektų, kuris yra sėkmingai gyvenimas, tai operuojama dronais, užtikrinama objektų saugą bepiločiais orlaiviais, turime specialistus, kurie turi atitinkamus pažymėjimus ir geba teikti šitas paslaugas. Kita neatsiejama to dalis, tai yra inovacija elektroninės saugos srityje. Tai yra belaidės apsaugos sistemos, įvairūs modulinių namų apsaugos sprendimai dėl elektros energijos, bei sugebėjimas suteikti kokybiškas paslaugas per stebėjimo ir valdymo centro veiklą, kuri yra pas mus pilnai automatizuota ir greito reagavimo ekipažai prisiskiria automatiškai be operatoriaus įsikišimo. Taip yra sutaupomas labai brangus laikas, trunkantis skambučiui, signalo priėmimui, jo apdorojimui. Statybų laikotarpį mes skirstome į keletą pagrindinių etapų. Tai pirmasis etapas tuomet, kuomet atsiranda pamatai ir nėra elektros energijos. Ir čia saugos tarnybos ekskomisaro biuras tikrai gali padėti, nes turime sprendimą pavadinimu lagaminas, kuris yra operatyviai įrengiamas ir iš principo, kuomet klientui yra atvežama brangi įranga, mes galime pradėti teikti saugos paslaugas per vieną dieną. Jūs paskambinate ryte, kad žinote, kad pas jūs atvažiuos materialinės vertybės ir jau vakarui turite apsaugos sistemą, kuri užtikrins, kad greito reagavimo ekipažas ir pultas sureaguos tinkamai ir atvyks į jūsų objektą. Sekantis etapas turbūt yra pati statybų eiga. Tai yra keletas pasirinkimo variantų, ką siūlome savo klientam. Tai yra bevielė apsaugos sistema arba laidinė apsaugos sistema. Laidinė atsiranda tuomet, kuomet yra sienų įrengimo, pasiruošimo darbai, nes reikalingas kabelių vedžiojimas ir prisitaikymas prie statybininkų. Tačiau paskutiniu metu labai populiarėja bevėlių įrangos sprendimai, kadangi tai yra greitai, operatyviai ir kokybiškai sumontuojama apsaugos sistema. Jie galima pilnai sumontuoti tada, kada statybų procesas yra pilnai pabaigtas. Ir šiame etape tikrai rekomenduojame klientam pasvarstyti 3 lygių apsaugos sistemą. 3 lygių apsaugos sistema turbūt pradžia prasideda nuo perimetro, arba kitaip tai yra tvoros juosiančios kliento sklypą. Tai yra pirminis žingsnis, į kurį vagis patenka ateidamas į teritoriją. Tai yra bevėliai judesių jutikliai su vaizdo stebėjimo kameromis viduje, kurie operatyviai galėtų perduoti informaciją į centrinį stebėjimo pultą ir mūsų mergaitė sėdinčią centrinį pultę iš karto pamatytų foto nuotrauką, kad kažkas tai bando patekti į teritoriją. Antroji linija yra vaizdo stebėjimo kameros, kurios yra sumontuotos aplink namus. Tai yra išmani vaizdo analitika, kuri geba atskirti žmonės nuo aplinkos veiksnių ir kuomet yra nustatomas, kad asmuo, kuris negali būti teritorijoje, operatoriai priima sprendimą išsiųsti greito reagavimo ekipažą ir sulaikyti pažeidėją. Sekantis etapas tai yra jau vidaus apsauga. Tai yra judesio davikliai, magnetiniai langų jutikliai, dūžio davikliai, kurie yra pačiuose namuose. Tai yra paskutinė linija, kuri ir leidžia indikuoti, kuomet užpuolikas visą savo kelią nuo patekimo į objektą keliauja iki materialinių vertybių, kurios yra paliktos namų viduje. Galbūt galima akcentuoti šitoje vietoje būtų tai, kad pati bevėlė apsaugos sistema leidžia ne tik tai apsisaugoti nuo pačio įsilaužimo, bet ir puikiai padeda apsaugoti turtą nuo gaisro, vandens nuotėkio arba dujų nuotėkio. Tai viskas sujungiama į vieną mobilią aplikaciją, kurioje tikrai nesudėtinga naudotis ir galima turėti viską savo delne. Ir aišku, nemažiau svarbu yra tai, kad visi šie signalai yra stebimi stebėjimo ir valdymo centro ekskomisaro biure. Operatoriai efektyviai sugeba apdoroti medžiagą, sugeba susijęti judesio daviklius su išmaniomis vaizdo stebėjimo kameromis ir perimetro davikliais, taip užtikrinant maksimalų mūsų klientų saugumą. Esu nekilnojamo turto mikrovystytojas. Statau keletą namų per metus.
Ir kaip žinia, kaip jūs jau pastatę turtą, visada galvojate, kaip jį apsaugoti. Visų pirma, žinoma, tai yra draudimas. Čia be komentarų. Antras būdas – tai saugos tarnyba, kuri galimai saugos jūsų turtą tiek su signalizacija pajungimu, tiek su kamerų ir taip toliau. Teko praeiti pagrindinės įmonės, pasižiūrėti kainas, pasiūlymus bei kitus įvairius dalykus kaip atsiskaitimo tvarka, privažiavimas, jeigu yra signalas, per kiek laiko privažiuoja ir taip toliau. Mano manymu, išsirinkome patį geriausią, įvertinus keletą dalykų. Pavyzdžiui, per kiek laiko atvažiuos, jeigu bus įsibrovimas į jūsų patalpas. Antras, susišnekėjimas su pultu, kas yra labai svarbu, ko aš negavau iš kitų įmonių. Ir visada šiltas kontaktas su klientu, pasiūlymai, kur kokią kamerą dėti, kur kokią signalizaciją, kaip apsaugoti tuos pačius langus, tas pačias duris, pačią teritoriją. Tai, kad visiems rekomenduoju ekskomisarų biurą. Tai, kad jeigu turi turtą ir galvojate apie fizinę apsaugą, prašau, rekomendaciją išgirdot.